Kuomet pamėsliju apie istorinį tautos raišką, visuomet galvoju, kad dalykas sukas apie patį tautą, apie valstybę, apie nos kalbą, raštą, tradicijas, papročius. Kada tauta kuras, ana tor savo kalbą, tor savo raštą ir ana tep įsitvirtin pasaulio istorijoje. Esu Žemaičių muziejaus Alka komunikacijų specialistė. Be kalbos ir be raštą, mon gyvenims tiesiog ir neįsivaizdaujams, mon darbs ir neįsivaizdaujams. Ir lygiai taip pat su ta Žemaičių roda. Čiut ne kiekvieną dieną aš sulauku vis po vien skambučiaus ar kokį laiškeliaus, kur klaus, ką reik teisinga suriktavot vieną kitą žodį, ką reik teisinga parašyti. Nes žemaičių kalba nuo lietuvių kalbos stipriai skiras. Ir sąlygina su ta kalba aš pradėjau gyventi, draugauti tik tą prieš 5 metus, netep jau į daug. Aišku, aš gimiau Telšius, augau Telšius, dabar gyvenu Telšius, žemaičių kalbų lydėjai. Esu daunininka, įdūnininkis duktė, bet musėt tep likiems suriktavoju viskon, kad aš vis tik arčiau tos daunas negu dūnas. Ir su ta kalba labai jau te pradėjau darbautis, kuomet man į rankas pakliuvo Pabrėžos Juozapo knyga Žemaičių kalba ir rašyba. Aš kaip mišiuola kiekvieną dienelį pasidėsiu ant stalo pavartau. Nors žemaičių kalba dar nėra taip sunorminta, kai jau būtų tiksliai aišku, turim begalis daug tarmių ir patarmių. Bet vis tiek ta knygelė man nuognė, pamačiai kasdienos darbelį. Ir kodėl ir svarbu išsaugoti ton šnektą. Todėl, kad tai ir mūsų tapatybė. Todėl, kad tai yra mūsų atspindys. Juk mes tau ir išsiskiram, pavyzdžiui, rytus žinom žmonės. Katrie išsaugo žemaičių rodą, ani ir kažko išskirtinė. Aišku, charizma ir charizma, bet šnekta, katrie nei rokauja su kitas, katrie nei pasako apie savo gyvenimus yra gerokai aukščiau negu viskas. Todėl noriu visiems palinkėti, saugoti ton savo tapatybę, saugoti savo kalbą, saugoti raštą, mokytis sanu. Labai linkėčiau, kad tikra vienas sykį atsirastų į mokyklos, tos pamokėlis, katros vaka tikra mokytaus, ką žinot, kai yra į A ilgoji, į I, ką mes neturam į ilgos, kai jeigu sakom ežys, mes rašom į su brūkšniu. Ir labai noriu stipriai palinkėti toms visiems. Maišytėje, laiku būn maišytasis, lietuvė, lietuvės, o žemaitė, laiku išliek žemaitės.